Sveiki visi, šiandien turiu virtuvėje svečią. Labą dieną, labai garbingas svečias šiandien pristatys turkiškų kiaušinių receptą. Ir man tekia tą receptą daryti vieną kartą, bet Ievutė darė jau daug kartų ir buvo žiauriai skaniai, tai vieną kartą ir aš pabandžiau. Plus yra tekę vieną kartą būti Turkijoje, bet kai Ievutė padarė turkiškus kiaušinius, tai buvo tas žymiai geriau negu bet kas, ką Turkijoje valgiam, nes ten žiauriai nesisekė mums su kebabais. Tai žodžiu, turkiški kiaušiniai pradedantiesiam. Taip. Važiuojam. Žodžiu, taip labai netradiciškai, bent jau Lietuvoje, kiaušiniai su jogurtu. Gal tradiciškai Turkijoje ir šiaip visokie tom viduržemio jūros kraštuose, kur viskas yra su jogurtu, bet verta pabandyti, verta surizikuoti. Žodžiu, reikia kiaušinių, reikia jogurto, vieno česnako, biški krapų, biški druskos, biški juodojo pipiro šviežiai malto ir biški čiut aštrumo. Siračia padažas šį kartą tiks, o šiaip gal turbūt ir tiktų koks nors kitoks biški čili, ko nors šiek tiek į tą jogurtą paaštrinti. Adžika kokia gali tikti. Jo, bet tik biški. Ir acto šiek tiek įpilti puodą, nes kiaušinius reiks paučiant. Virt puodę vandenį be lukšto. Nežinau, kaip lietuviškai vadinas paučiant. Marškinėliuose. Marškinėliuose kiaušiniai. Tai va, pradedam nuo jogurto, nuo pačio padažiuko. Kiaušinius pasiliekam vėliau, nes ten su jų tuo virimu marškinėliuose biškai gali būti ten daug greitų reikalų ir kol jie išvirs, po to nebebus laiko pasiruoštam padažui. Žodžiu, reikia česnako pradžiai, susitarkuojam tiesiai į jogurtą. Jogurtas yra paprastas, natūralus graikiškas jogurtas ir čia pas mus turim 270 gramų pasvėrėm, bet tiesiog tiek turėjom. Čia nėra, kad receptas reikalauja 270, bet tiek turėjom, gali būti 300, gali būti ten 200, tiesiog pagal kiekvieno skonį išbandysit ir nuspręsit, kiek kam patinka, bet man atrodo, va taip normaliai visą laiką tiek maždaug ir būna 2 žmonėm. Žodžiu, paimam česnako skiltelę, galbūt biškai ir mažesnė, bet šį kartą bus biškai stipriau, matsniau. Sutarkuojam su tarka, nes turim iš tikro tą česnakų spaudiklę, bet tokia žiauriai lieva ir ten gaunas, kad išspaudi tą galvą česnako ir pusė tos česnako galvos lieka toj spaudiklė ir, žodžiu, tenka išmesti. Tai su tarka pasirodo viskai žymiai patogiau. Aš tik dar pridėsiu, kad jogurtą išsitraukiam apie valandą prieš, kad sušiltų ir būtų kambario temperatūros. Bet jeigu prieš valandą neplanavot daryti tokių pusryčių, tai nestresuokit, galima traukti tiesiai šaltą, tik tai, aišku, greičiau atšals kiaušinis, šiltesnis skaniau, bet iš bėdos galima ir su šaltu daryti. Žodžiu, įmaišom česnaką, įmaišom biškį krapų. Čia pas mus iš šaldymo kameros tokių turim pasipjaustę. Tai pasiliekam biškį ant galo papuošimui. Žodžiu, pramiksuojam, suberiam druską su pipirais. Pramaišom. Nu ir va, ir prieš viską dar pilnai sumaišant biškį pradedam dėti to padažo. Nežinau iš tikro, kiek reikia dėti. Praeitą kartą, kai dariau, biškį padauginau, nes taip dėjau pagal spalvą. Tai dabar biškį dėsiu daugiau, bet taip realiai pagal kiekvieno aštrumo pomėgius reiktų šiek tiek vat įmaišyti tokį šaukštelį. Gerai išmaišyti ir paragauti. Man atrodo, gal ir užteks, tai čia buvo koks turbūt gal biškį daugiau negu arbatinis šaukštelis, bet mažiau negu valgomas šaukštas. Ir tos spalvytės, bent jau nusiračios, tiek labai nedaug. Gal jeigu būtų kažkoks šiek tiek mažiau aštrus padažas, būtų galima dėti ir daugiau ir dar tokios spalvos atsirastų, bet jos ir nereikia.
žodžiu, išdalinam jogurtą ant 2 porcijų. Tai irgi neaišku, kiek tiesiog šaukštą ten, vėl šaukštą čia, šaukštą čia. Nu, biškį taip paskleidžiam šiek tiek. Kad atrodytų daugiau. Ir čia tada jau dėsis kiaušiniai. Tai išversim. Tos atsidedam į šalį ir kimbam į kiaušinius. Tai žodžiu, su tais kiaušiniais marškinėliuose. Pasigūglinau, kaip čia jos reikia virti. Praeitą kartą viriau, pusę bėdos gavos. Ir dabar dar pasigūglinau ir žodžiu, tokios išvados. Reikia, kad būtų gan giliai vandens. Čia kažkur yra po 8 cm puodė, bet tipo geriau būtų 10. Žodžiu, įpilam valgomą į šaukštą actą. Kažkaip man atrodo norėtus daugiau, bet receptai sako šaukštą, tai dedam šaukštą, bet čia actas yra 9 procentų. Tai kaip ir stipresnis biškį negu 3, tai žodžiu, vis tiek laimim, gausis daugiau negu šaukštas paprasta. Užsidedam, kad užvirtų, druskos nededam, nes pagal Google druska tik tai padarys negražesnį tą kiaušinį. Užsibarstysim druskos jau išvirus. Kol vanduo užvirinėja, pasiruošiam kiaušinius. Kiaušinių eina po 2 į 1 porciją, tai šiuo atveju 4. Visus patogiau yra iš karto sumušti tokius, išpilti tokius mažus indėlius, kokius nors blėdelius, ką turi, čia visi pas mus skirtingi, maži ir dideli, bet tinka bet kas, tik tai, kad po to jau prieš metant į puodą nebereiktų numušinėti, tai išlaiko, brangaus laiko. Kai užverda, numažinam temperatūrą, kad labai nekunkuliuotų, nes jeigu labai jau čia burbuliuos, tai tiesiog nesigaus tokie gražus, tai kiaušiniai jis tiesiog išdrapstys po tą visą puodą. Nu, ne po visą, bet nebus tokie gražus. Turim dar vieną svečią ant pusryčių. Genys geni mūsų obelį. Koks gražuolis. Gražias labai spalvos. Žodžiu, dar ten apie tą kiaušinių paučinimą yra labai daug visokių patarimų ir mitų ir triukų, tai kaip ir visi labai verda taip, kad išsuki tą vandenį ir per vidurį įmeti tą kiaušinį, kai jis gražiai susisuktų į bumbuliuką, bet po to paskaičiau, kad šitas metodas labiau kaip ir veikia, kai tu vieną kiaušinį verdi ir tu gali jį mesti per tą centrą ir jis tau gražiai susisuks. Bet kai reikia virti 4, jau taip fainiai nebesigauna. Aš praeitą kartą taip dariau ir kažkaip nelabai taip atrodė, tai žodžiu paskaičiau, kad galima ir nesukant, ir bandysim dabar nesukant, gal tikėsimės gausis. Ir dar skaičiau, kiek laiko reikia tos kiaušinius paučinti, tai tipo nuo 3 iki 4 minučių, dedu 3,5, kad gauti tokį vidurkį. Mušu pirmą dieną ir tada paleidžiu. Nelabai gražiai gavos. Tai šį gal reikia lėčiau įleisti. Vaiduokliai. Lemba gal visgi būtų geriau buvę ir išsukti. Čia viskas gerai yra. Bandom išsukti. Viskas gerai gaunas. Nu, žodžiu, praėjo 3,5 minutės. Trauk žiūrėt, kas čia gavos. Neypatingai gražiai, bet tikėsimės, kad skaniai. Žodžiu, ištraukiam ant popierinio rankšluosčio, kad šiek tiek nuvarvėtų vanduo. Ypač, kai jie tokie negražios formos ir neapvalūs, tai labai daug yra vietelių, kur vandenį užsilaikyti. Tiesiog bus nefainiai, jeigu ant jogurto ten dar išsilies tas vanduo ir atsiskies. Nu va, parsinešam atgal tuos paruoštus jogurtus, lėkštės su jogurtu. Kiaušiniai nuvarvėjo, pavartom, pasižiūrim, kad yra pusė gražesnė.
Broką paslėpiam. Tiesiog va taip uždedam. Žmonai gražesnį kiaušinį. Ai, ne, žiūrėk, man gražesnį. Vieną tokį. Ir praeitą kartą man toks vienas gavus, kur tas turinys beveik išsimontavo, bet toks visai gerai atrodo, kometa. Biškį druskos, kadangi tų kiaušinių iš pradžių nesūdėm vandens, tai šiek tiek ant kiaušinių. Žodžiu, šaldyti krapai, kol čia virėm viską biškį su drėko ir sulipo į krūvą, tai ką tik įsidėjau naujų dar iš kameros. Nes reikia, kad eitų jūs taip bent jau pasistengti gražiai užbarstyti. Jau tai geriau sekas. Gerai ir tavo. Dar biškį dėl ekstra pikantiškumo. Jeigu pakankamai neįdėjot į jogurtą, tai dar šiek tiek to aštraus padažo, nu, pagražinimui gal sakykime. Nežinau, čia taip labai jau gražiai jauti, man atrodo, biškį daugiau varo, ne? Gražiai ir gerai. Nu, tai biškį gelviniškai. Ai, bet dar vienas dalykėlis. Žodžiu, mes šiaip šitą patiekalą valgom su šviežia tos pačios dienos kepimo natūralaus raugo duona, bet dabar šviežios neturim, o turim vakarykštės ar už vakarykštės. Ir kadangi ta duona be jokių tenai konservantų ar kažko, ant kitos dienos jau tokia biškį kietesnė, o ant trečios dienos jau švis eina sunkiai kast. Bet yra kaip ją išgelbėti. Žodžiu, porą didelių riekių. Nu šitą vakarykštę, man atrodo, ne? Nes tokia dar biškį minkštesnė, dar praktiškai galėtumėm valgyti ir nepakepta, bet šiaip dėl pačio recepto parodysiu, kaip čia, ką darau. Žodžiu, užsikaičiam keptuvę. Tai va, šitą dar tokia kaip ir minkštą, galėtumėm taip valgyti, bet tai kitos jau būna visai tokios jau kietos perdžiūvė, kur ten, tai prasme, gali laužyti. Tai įsipilam biškį vandens. Nebaisiai daug, bet nebaisiai mažai. Nu gal šitai tokiai apišviežiai čia jau biškį ir per daug, bet kai yra labai sausa, tai visai fainai ją taip kaip ir pavirti, pagarinti. Nu ir taip va, tipo paverdam biškį tą. Iš vienos pusės, iš kitos. Ir kai jau būna sudžiūvus ta duona, tai ta visa drėgmė vat sugaruoja ir tampa vėl tokia biškį šlapesnė. Vanduo išgaravo, jau ta duonelė tapo tokia biškį gerokai šlapesnė ir javutė turi čia tokio aliejaus užsiraugus su paskrudintais, pakeptais turbūt. Ai ne pakeptais, tiesiog virė česnakus, alyvuogių aliejui, dar su kažkokiom žolelėm. Ir toks žodžiu, česnakinis alyvuogių aliejus, bet galima ir tiesiog paprasto gero skanaus alyvuogių aliejaus arba sviesto arba bet ką pagal skonį. Riebalo ant ko paskrudinti. Kaip skaniai pakvipo. Žodžiu, tą duoną pakepti yra mano darbelis, kol javutė ruošia įprastai tuos pusryčius, tos kiaušinius. Tai aš apsiimu tą reanimuoti mūsų padžiūvusią duoną. Labai gerai tu moki. Žodžiu, šitą duoną ir turbūt geriausias patiekalas, kuo man pavyko javutę nustebinti. Tai su kiaušiniais turkiškai sunkiai nustebinsim, nes jie geriau sekas padaryti. Bet va su duona tai... Gražiai atrodo. Ai, beje, tas turkiškų kiaušinių receptas, tai čia toks tik tai pritaikytas tokiem, arba, sakykime, skubantiems, arba tingintiems, arba nemokantiems kaip aš. Bet ten javutė pasakojo, kad yra dar daugiau reikalų ir ten deda kažkokį tenai sviesto ekstra, kepto kažkokio paaštrinto. Bet, aišku, jaučiu ekstra skaniai, bet biškį matsniau.
gaunas biški riebiau, bet kadangi tas nepakankamai riebus, tai duona bus riebi kaip reikiant. Žodžiu, pavartom duoną iš vienos, iš kitos pusės, kad taip smagiai apskrustų. Ir aišku, tą duoną turėjom pasikepti kažkaip biški anksčiau, ar kažkaip kartu su kiaušiniais, nes dabar kol kepam duoną, kiaušiniai aušta. Tai kaip ir, žodžiu, biški toks neina gerai padaryti to, visko susinchronizuoti, kad viskas kartu būtų patiekta ant stalo, bet skaniai bus ir taip. Kadangi javutei labai patinka, kad pabarstyčiau rūpės druskos ant visko, tai pabarstau ir ant duonos. Ačiū. Visą, bus gerai, man atrodo, jau pradėjo rūkti. Žodžiu, duoną iškepė ir seilės kaupės. Bandom paragauti, biški baisu, ar nebus tiek ilgai dar stovintis tie kiaušiniai, patys nuo savęs dar per daug davirė. Bet pabandom pragnyti. Va toks ir turėtų būti. Biški skystas dar, bet va jau prisikaupė vandens. Žodžiu, jamam kiaušinio, jamam jogurtą. Visai kaip javutės. Tik tiek, kad ataušia. Bet žiauriai gerai. O po to labai skaniai, kai jau lieka biški to jogurto su duona jį išsidažyti iš tos lėkštės. Jo duona po reanimacijos gaunas va tokia. Minkšta, šlapia, paskrūdus, biški to česnako jaučias. Aišku, kad česnako jausis reikia česnakinio aliejaus, bet kepkit ant bet ko. Sviesto arba alyvuogių aliejaus. Žodžiu, va, tokia visa. Šlaputė ir aišku tokia sunkiai. Sunkesnė gaunas, drėgnesnė, negu kad ji buvo šviežia. Tai nežinau, pagal skonį reikia turbūt nutaikyti, kiek to vandens pilti ir, aišku, kiek aliejaus. Tai va, gerai, damušam greitai valgyti, kol visai neatauša. Nu, laukiam komisijos vertinimo. Geras, prikask duonos. Pasaka. Aleliuja. Tai, žodžiu, tiek žinių šiandien apie mano mėgstamiausią pusryčių patiekalą šių dienų. Ir jeigu jums patiko, laikinkit. Jeigu surinksim 100 laikų, gali būti, kad gal parodysiu savo mėgstamiausią pietų receptą. Sugrįšiu parodyti. Tai va, jeigu nepatiko, arba jeigu žinot dar kokių nors geresnių paslapčių, kaip tą kiaušinį gerai gražiai išpaučint, arba kaip patobulinti sudžiūvusią duoną, kaip reanimuoti, duokit žinot. Tiek žinių? Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito karto. Čiau. Ate. Žiūrėjus, ką ne? Pats nefainiausias dalykas šitų pusryčių yra indų plovimas. Daug ganų yra. Bet nesvarbu, kas gamin, vis tiek aš plaunu.